Surski, klausiu jūs vis tiek kaip visų galų specialistų. Galų. Lietuvos futbolo federacija ieško rinktiniai trenerio internete. Internete? O, tai nieko nebus. Visas pasaulis internete ieško pornografijos, o futbolo federacija trenerio. Nu, kodėl? Lietuvos futbolo federacija jau senai taip jau balansuoja, sakyčiau, ant 3 XXX raidžių, tai gal paieška, žiūrėkit, ir baigsis sėkmingai? Aš skaitau, kad nereikšia ieškoti jokių užsieniečių, didelių specialistų. Čia futbolistus gali treniruoti bet kurios sporto šakos treneris, matęs nors kiek kokį nors apvalų daiktą gyvenime. Čia galėtų krepšinio treneris būti, galėtų rankinio, volejbolo, ten handbolo, akmens slydžio, stalo pingpongo, motobolo. Nu, bet supratot. Nu, jūs čia ir nušneka. Taigi čia komandinis žaidimas, reikalinga speciali taktika, o dar aikštės dydis. Čia jums ne kažkoks stalo tenisas, pingpongas. Taktika, jis pasakė. Jis pasakė taktiką, kalbėdamas apie lietuvišką futbolą. Surenki vyrus rubiniai, ateini pas juos ir sakai, vyrai, ką, priešininkai iš kito molio drėbti? Jamam ir aplošiam. Nu, tai kodėl taip ir neaplošia? O tai ko, kaip to plošia, kai priešininkas gudras visokių prisigalvojęs taktikų, strategijų, fintų? Kaip tu juos aploši? Taigi, ką tik sakėt, kad jokių strategijų nereikia. Aišku, nereikia, bet reikia įkalbėti komandą, reikia pasakyti, tai vyrai mes esame iš to pačio molio drėbti, jamam ir išlošiam. Tai čia net Varanavičius galėtų šitaip treniruoti. Arba Atlanto savininkas Lekavičius. Ir savininkas pats ir dar vartose stovi. Į karūną nenukryto dar. Nu, gal ir gera idėja. Už tas pačias Idėja! Nu, okei, idėja. Kalbėkit. Tai pats Varanavičius už tas pačias babkės galėtų ir treniruoti komandą. Jo, tai simpatiškas vyriškis su ilgais plaukais. Kaip mados pasaulio modelis. Gražiai atrodytų, sakyčiau, ant trenerio solelio sėdėdamas su judaškinu kostiumu. Jau, Varanavičiau, tu ką? Iš kitokio molio drėbtas. Jo. Eik ir treniruok. Lietuvos futbolo komandą. Taip.